Sveiki, mano vardas Sigitas Vašakinskas iš Summit Nord įmonės. Mes esame vienintelis kietos pirties krosnių gamintojas Europos Sąjungoje ir šiandien noriu papasakoti apie širdies darbą pirtyje. Arba darysime tyrimą, tai yra 4 vanojimai, 4 asmenys po 12 minučių ir pažiūrėsim, kaip veikia širdis pirtininką, kuris nuolat dirba ir vanoja su vantomis. Filmavimo metu mano pulsas dabar yra 75. Ramybės būsenai mano pulsas 59. Tai pirmiausia, tai turėčiau atkreipti dėmesį tai, kad aš esu sportuojantis asmuo, tai yra bėgu maratonus arba ultramaratonus kalnuose ir paprastai treniruojuosi 6 kartus per savaitę. Vidutinio bėgimo metu mano pulsas neviršija 140 per minutę. Intensyvios treniruotės metu mano pulsas nuo 160 iki 180-90 būna. Kaip pavyzdys, intensyviaus maratono metu, tai jeigu bėgu miesto maratoną, ten užtrunku apie 3 valandas, tai mano pulsas būna vidurkis apie 185. O ultramaratono kalnuose metu, kur bėgu nuo 13 iki 17 valandų, tai mano pulsas vidurkio būna apie 150 dūžių per minutę. Tai tyrimo metu naudosiu širdies matuoklį, kuris atrodo taip. Kaip vyks tyrimas? Tai bus 4 asmenys, kurios vanosiu po 12 minučių. Kodėl po 12 minučių? Dėl to, kad medicinoje sportininkus matuoja iki 12 minučių, nes yra pasiekiamas maksimumas ir patikrinama jo širdis. Daugiau nėra prasmės to daryti. Ir tarp vanojimo aš darysiu 10 minučių pertrauką. Tai reiškia 12 minučių vanojimas, 10 minučių ilsiuosi ir vėl 12 minučių pirtinu. Ir pažiūrėsim, koks bus 1, 2, 3 ir 4 vanojimo metu, reiškia mano širdies darbas. Tai eime į pirtį. Betai, geras sporto sezono. Ačiū. Tada... Pirmas dalyvis, Greta, startuojam su 93 pulsu. Startuojam nuo 50 laipsnių ir 10% drėgmės. Tai 13 minučių vanojimo, pulsas 158. Antras dalyvis Augustė. Važiuojam. 152, Garėniai 56. Nu va, po vanojimo 168. Pulsas, bandysiu kubilą liet, pažiūrėsim, nukris šiek tiek, nes per 10 minučių apie 40 nukrenta. Devynių minučių poilsis ir pulsas nukrito iki 83. Šalto vandens kubilas iš tikrųjų labai greit numetė pulsą, nes praktiškai po pusantros minutės po šalto vandens jau žemiau 100 buvo. Trečias dalyvis, Adomas. Pulsas 100 rodo dabar. - 162. Važiuojam toliau. Ketvirtas dalyvis, Inga. Pulsas 99. Oplia 153. Fantastika. 4 asmenys, išbandyta. Maksimalus pulsas buvo 160. Ir po kiekvieno ėjimo ėjau į šaltą vandenį, tai per minutę atsistato praktiškai per 30-40 pulsas, vidurkis 123. Summit, tavo gyvenimo būdas.